Trečiadienį į Druskininkų pramogų aikštę atkeliavo Lenkijos instituto Vilniuje paroda, skirta prisiminti 2012 metų Europos futbolo čempionatą. Parodos autoriai savo fotografijose užfiksavo Lenkijos ir Ukrainos miestus, kuriuose buvo organizuotos Europos futbolo čempionato žaidynės. Labai džiaugiamės, kad visi miestai, kuriuose vyko rungtynės, galėjo būti čia pristatyti. Mes labai norėjom ne tik parodyti pačių miestų įvaizdžius, bet ypatingai norėjom parodyti naują architektūrą. Lenkijoje ta proga, panašiai ir Ukrainoje, buvo pastatyti naujos futbolo arenos, nauji stadionai. Ir tai, tiesą sakant, yra ir dizaino labai geri, labai įdomus pavyzdžiai. Aš manau, kad druskininkiečiam dėl to turėtų būti įdomu čia ateiti, pažiūrėti, kas naujo vyksta Lenkijoje. Ir kad jeigu nenorim žiūrėti visą laiką atgal į mūsų istoriją, tai mes galim žiūrėti į tai, kas dabar kaimininėje šalyje vyksta, ir gal tai irgi pritrauks, bus įdomu visiems druskininkų gyventojams. Parodos atidarymo šventėje dalyvavo ir garbūs svečiai. Buvęs Lietuvos futbolininkas ir dabartinis Lietuvos futbolo federacijos rinktinių direktorius Robertas Tautkus, Lietuvos futbolo rinktinės treneris Čaba Laslo, Lenkijos instituto direktorė Małgorzata Kasner, savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė, sporto centro direktorius Julius Matulevičius ir kiti. Į mūsų miestą atkeliavo paroda, prisimenant futbolo čempionatą, ir naudodamasi progą aš noriu paraginti jaunimą, nes rugsėjis jau artėja, sportuoti, pasirinkti sporto centro, kokią nors sporto šaką, ir tikrai aktyvi gyvensena, galimybė sportuoti sudarytos mūsų savivaldybėje puikiai, daug stadionų, gal ne tik jaunimo, o visus žmonės, kurie pasirinktų klubus, sales. Taigi tikrai vasara baigėsi ir dabar pats laikas pradėti rimtai dirbti, sportuojant. Fotografijų parodą Euro 2012 miestai lydi ir svarbus renginys – futbolo turnyras vaikams iš visos Lietuvos. Turnyro metu jaunieji druskininkų futbolininkai dalyvavo kamuolio mušinėjimo, varinėjimo ir geriausio įvarčio rungtyse. Futbolo turnyras skirtas vaikams iš visos Lietuvos. Tai buvo berniukų komandos, nes aš pastebėjau, kad druskininkuose irgi yra ir mergaičių komandos. Ir labai apsidžiaugiau, kad iš beveik visos Lietuvos, dėja šiais metais dalyvavo komanda iš druskininko, dalyvavo vaikai, kurie galėjo laimėti pagrindinį prizą. Tas pagrindinis prizas buvo išvažiavimas į vieną iš Lenkijos miestų, kuriuose vykdavo Euro čempionatas, į stadioną pažiūrėti futbolo rungtynės. Ir galiu jau dabar pasakyti, kad geriausios komandos, viena iš Vilniaus Žalgiriečiai ir viena iš Panevėžio komanda, jos jau spalio mėnesį nuvažiuos į Varšuvą, į mūsų nacionalinį stadioną žiūrėti rungtynės Lenkijos ir Anglijos. Aš labai džiaugiuosi, kad jau šiandien turėjau progos pasikalbėti ir su vicemerė, ir su jūsų sporto centro direktoriumi, ir tikiuosi, kad jau kitais metais dėl Lenkijos instituto taurės irgi kovos druskininkiečiai. 30 geriausiai pasirodžiusių ir daugiausia taškų surinkusių vaikų buvo apdovanoti pakvietimais į Druskininkų vandens parką ir Lietuvos futbolo federacijos knygelėmis. Fotografijų paroda Druskininkų pramogų aikštėje bus eksponuojama dar 2 savaites.